Labas, mano vardas Rosita Kanapeckaitė. Aš esu psichologė, psichoterapeutė ir šiandien apimsiu ir pabandysiu papasakoti ir pasiūlyti įrankių, kaip tvarkytis su kasdieniais stresais, kas į tai įeina ir kaip įgauti daugiau psichologinio atsparumo. O jėtus, taip, kasdien streso patiriu tikrai labai daug, kaip su tuo tvarkausi. Kodėl apie tai kalbu? Todėl, kad turbūt daugelis žmonių, tėvų yra lankę įvairius kursus, tiek streso valdymo, tiek laiko valdymo ir visus kitus dalykus susijusius su stresu. Ir klausimas yra tik tai tiek, kiek tos medžiagos ir kiek kažkokių tai pasiimtų žinučių naudojat kiekvieną dieną. Tai mano pagrindinė tokia mintis yra, kad psichologija ir psichologijos mokslai yra tam, kad juos taikyti kiekvieną dieną ir galima būtų naudoti. Ypač šiandien gyvenant tam tokiam skubančių pasaulyje, kai nėra laiko paskaityti knygos arba išbandyti kažkokius tai dalykus, tai visą laiką yra metodų ir priemonių, kurie yra trumpi ir kuriuos galima išbandyti. Tai pagrindinis dalykas, kurio mums reikia, tai reikia noro, bandymo ir kelių minučių resursų laiko tam, kad galėtume savo tą kasdienybę pagerinti. Tai mano pats pagrindinis topikas ir pagrindinė idėja yra susijusi būtent su tuo, kad streso mes neišvengsim, kol esam gyvi ir nebūtinai jo mažės nuo rytojaus ir kažkada tai išvis jo nepatirsim arba taip išsitreniruosim, kad mes nejausim stiprių emocijų. Ir kiekvienas iš mūsų, jeigu šiandien gyvenam kažkokiam tai gerų laikų sezone ir gyvenam ramiai, stabiliai, nepatiriam kažkokių tai sunkumų, tai taip pat pasibaigs. Tai kviečiu pasižiūrėti video ir pritaikyti visus patyrimus ir eksperimentus, apie kuriuos šnekėsiu, nes jų bus keli ir jie atsispindės jūsų pasirinkimuose. Tai vieni bus 5 minučių trukmės, kiti 7 minučių trukmės ir kai kuriuos galėsit naudoti. Tai nereiškia, kad jums reikia dabar kiekvieną dieną daryti po 15 naujų eksperimentų. Galima tiesiog pasirinkti savo kažkokį tai mėgstamą, kaip mes turim mėgstamą patiekalą, tai lygiai taip pat galim įtraukti naują kažkokį tai būdą tvarkymosi su kasdieniu stresu arba kitaip tariant tvarkymosi su gyvenimu ir pasinaudoti. Tai iš esmės šitos kelios video serijos bus skirtos dviem tokiem didesniem topikam arba kitaip tariant dviem temom. Tai pirma yra mūsų psichologinis atsparumas ir mūsų asmeninės ribos. Ir antra tema tai yra būtent skirta sunkiem pokalbiam, kurių mes visi vengiam ir dėl to, kad galbūt nemokam jais naudotis arba nežinom, kas tai yra, bet visi galim tą daryti geriau negu darėm iki šiol. Mūsų psichologinis atsparumas tai gali